Rytas, brangus klausytojai, noriu Jūs pasveikinti su sabata ir palinkėti, kad Viešpats Dievas pripildytų Jūsų mintis ir širdis Jo malonę ir ramybę. Prieš atsiskleidžiant šventąjį raštą, norėčiau drauge su Jumis pasimelsti. Kviečiu nulenkti galvą. Mūsų dangaus Tėve, mūsų Viešpate, kreipiamės į mūsų dangaus Tėvą, mūsų gelbėtojo ir vyriausiojo kunigo vardu, Jėzaus Kristaus vardu. Dėkodami Tau už nuostabią dieną, sabatos dieną, sabatos malonę ir ramybę, už sabatos palaimą ir laiką, kuomet Tu leidi mums pailsėti nuo savo rūpesčių, nuo savo problemų, bet nukreipti ir tuo pačiu nukreipti dėmesį į Tave. Prisiminti, kad Tu esi mūsų kūrėjas ir gelbėtojas. Dangaus Tėve, mes esam pasiruošę atskleisti Tavo žodį, suteik mums nuolankumo dvasios, išminties, mokytis, suprasti ir įgyvendinti tai, ką mes skaitome. Prašome, dangaus Tėve, šventosios dvasios pagalbos, kad ryšys veiktų tinkamai, kad galėtume nepertraukiamai, nenutrūkstamai šią trumpą valandėlę pastudijuoti Tavo žodį ir pasisemti stiprybės ir atrasti tą palaimą, kurią Tu mums paruošei šiai dienai. Dėkojame dangaus Tėve už išklausytą maldą. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Brangus klausytojai ir skaitytojai, dabartiniai įvykiai pasaulyje paskatino įvairius autorius daugiau komentuoti Apreiškimo knygos pranašystes. Apreiškimo Jonui knygoje užrašytos pranašystės yra svarbios ir aktualios visiems tikintiesiems, nes jos padeda geriau orientuotis istoriniuose ir dabartiniuose įvykiuose. Apreiškimo knygos ir Danieliaus knygose parašytos pranašystės padėjo istorinį pamatą 7-osios dienos adventistų bažnyčios atsiradimui. Tačiau šiandieną mūsų dvasiniam apmąstymui Viešpats Jėzus Kristus paragino mane nagrinėti praktinės krikščionybės mintį, atskleistą Apreiškimo knygoje. Ir šią mintį noriu pradėti nagrinėti iškeldamas klausimą. Brangus klausytojai, kaip Jūs galvojate, kokia mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mokinių charakterio savybė dažniausiai minima Apreiškimo knygoje? Turiu mintyje daugiausia kartų paminėta. Pavyzdžiui, apaštalas Jonas apibūdindamas paskutinių laikų Kristaus mokinius mini įvairias charakterio savybės. Pavyzdžiui, Apreiškimo knygos 2 skyrius 2 eilutė rašo, kad tikintieji negali pakęsti pikto. Toliau tame pačiame skyriuje atrasime, kad ištikimi Kristaus mokiniai nekenčia mikalojininkų darbų. 2 skyrius 6 eilutė. Tvirtai laikosi Viešpaties vardo. 2 skyrius 13 eilutė. Neišsigynė Viešpaties tikėjimo. 3 skyrius 8 eilutė. Ir galima rasti ir daugiau
tų įvairių charakteristikų. Apaštalas Jonas tęsia, kad Kristaus mokiniai yra mylintis ir tarnauja Dievui ir žmonėms. Apreiškimų knygos 2 skyrius 19 eilutė ir 2 skyrius 26 eilutė. Labai svarbi charakteristika paminėta apreiškimų knygos 14 skyriaus nuo 4 iki 5 eilutės. Pasakyta, kad ištikimi Dievo vaikai yra skaistus ir lydi avinėlį visur, kur tik jis eina. Bet išskirtinis Kristaus mokinių bruožas paminėtas apreiškimų knygos 14 skyriaus 12 eilutė. Apaštalas Jonas rašo, pasiimkime šventąjį raštą, atsiskleiskime apreiškimų knygą 14 skyrius 12 eilutė ir čia perskaitykime. Čia pasirodo ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo. Šiame tekste paminėta krikščionių savybė ištvermė yra dažniausiai pasikartojanti Kristaus mokinių savybė apreiškimo knygoje. Ši savybė apreiškimo knygoje paminėta 7 kartus, o visame Naujame testamente 32 kartus. Apaštalas Jonas perduoda, kad šėtonas ir žmonės, kurie pasiduos klaidinančiam Babelės mokymui, stengsis priversti ištikimuosius prisijungti prie klaidingo religinio mokymo ir klaidingo religinio judėjimo, kurį inicijuos antrasis žvėrys. Tuo pačiu Biblija rašo, kad šėtonas stengsis pavaizduoti, kad tame klaidingame judėjime ir mokyme veikia Dievo galia. Būtent tada ištikimasis viešpaties likutis parodys ištvermę sekti Kristų ir tik Kristų ir laikytis jo žodžių, bei ištvermingai vykdyti įsakymus, įskaitant ir 4 Dievo įsakymą apie sabatos dienos šventumą. Todėl šiandien mūsų dvasinio apmąstymo tikslas yra panagrinėti, kokią žinią šventoji dvasia norėjo perduoti per apaštalą Joną visų laikų krikščionims, pabrėždama, kad Kristaus mokiniams ypatingai svarbu būti ištvermingais. Tai reiškia, kad mes nagrinėsime krikščioniškos ištvermės prasmę Biblijos mokymo šviesoje. Pirmiausia, pasižiūrėkime į Evangelijas. Apaštalai Lukas ir Matas pabrėžia, kodėl ištvermė yra svarbi. Cituoju. Lukas rašo 21 skyrius 19 eilutė. Savo ištvermę jūs išlaikysite savo gyvybę. Matas rašo, o kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas. Mato 24:13. Aišku, abu šie evangelistai citavo mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus žodžius. Krikščionio gyvenimo kelias yra kančios, rūpesčių, dažnai ir nuoskaudų kelias. Nei vienas iš šventųjų viešpaties Dievo vaikų nepasiekė dangaus karalystės neiškentęs vargų šiame laikiname gyvenime. Pats viešpats sakė, pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį. Jono Evangelijos 16 skyrius 33 eilutė. Taip pat apaštalų mintys atskleidžia, kad krikščionių kelias yra kančios kelias. Todėl krikščioniui ištvermė yra būtina, kad mes galėtume išlaikyti nepajudinamą tikėjimą viešpačiu bet kokiamis mūsų gyvenimo aplinkybėmis.
Verta pastebėti, kad kartais žmonės susieja ištvermę su tam tikru žmogaus silpnumu. Tai yra, nesugebėjimu atsispirti ir atlaikyti gyvenimo iššūkius, ar nenorų pakeisti aplinką į gerąją pusę. Bet tai yra klaida. Ištvermė, taip pat kaip ir nuolankumas ir švelnumas, yra stipriosios, o ne silpnosios charakterio savybės. Kaip mes suprantame, kas yra biblinė prasme ištvermė? Pirmiausia, leiskite man pastebėti, kad tai nesusieta su fizinė ištverme. Ištvermė, apie kurią rašo apaštalas Jonas, tai yra gebėjimas apsaugoti savo vidinę dvasinę būseną nuo išorinių griaunančių veiksnių įtakos. Aišku, reikia pridėti, kad tai vyksta padedant šventai dvasiai, Dievo žodžiui nukreipiant mūsų žingsnius ir mums ištikimai elgiantis pagal Dievo žodį. Tai jokių būdų nereiškia, kad mes patys kažką iš savęs galime padaryti šventu. Ne. Tai yra mūsų nuostata tvirtai laikytis, padedant šventai dvasiai ir Dievo žodžiui, reguliuojant mūsų gyvenimo sprendimus ir veiksmus. Ką tai reiškia praktiškai? Tai reiškia, kad jeigu, pavyzdžiui, su manimi pasielgia neteisėtai, nesąžiningai, ar padarė skriaudą man ar mano šeimai, tai dėl to aš neturiu tapti piktas ir netapsiu piktas ant visų, pradedant viešpačiu, baigiant žmonėmis. Aišku, gali būti ir kitokių išorinių veiksnių, kurie šiame netobulame pasaulyje veikia tikinčiuosius. Pavyzdžiui, liga, netektis artimųjų ir liūdesys, nesėkmės, darbo praradimas ar kažkas kita. Dažnai tokie išoriniai veiksniai yra persekiojimai dėl tikėjimo. Tai gali būti įvairios problemos, tiek fizinės, tiek psichologinės, tiek socialinės. Tai gali būti šmeižtas ar melas iš kitų žmonių pusės, nepagrįsti kaltinimai. Dėl aukščiau minėtų veiksnių žmogus išgyvena psichologinį diskomfortą, arba stresą, ar didelį pergyvenimą. Užsitęsus tokiem veiksniams, tokia žmogaus būsena gali pereiti į depresiją ar kitas rimtas problemas. Kai žmogus kenčia, jis arba ji įgyja dvasinės patirties. Ištvėrę mažas nuoskaudas mes ugdome ištvermę ir laikui bėgant galėsime iškęsti didelius vargus, kuriuos iškentus Viešpats pažadėjo dangaus karalystės dovaną. Kadangi šventasis raštas aiškiai kalba, kad krikščioniui yra labai svarbu būti ištvermingam, būtų logiška paklausti, kokiose žmogaus gyvenimo srityse labiausiai reikia parodyti ištvermę. Ištvermė yra svarbi savybė daugelį gyvenimo sričių. Galime teikti apie būtinybę būti ištikimiems ir ištvermiems santuokoje, atkakliai mokytis ar ištvermingai siekti užsibrėžtų tikslų. Apaštalas Paulius kalba apie tikėjimo ištvermę laukiant viešpaties sugrįžimo. Apaštalo Pauliaus laiške Filipiečiams 3 ir 4 skyriuose Paulius primena, kad mes laukiame viešpaties Jėzaus Kristaus sugrįžimo. Paskaitykime. Paulius rašo, o mes esame dangaus piliečiai ir iš jo laukiame išgelbėtojo viešpaties Jėzaus Kristaus. Laiškas Filipiečiams 3 skyrius
nuo 20 iki 21 eilutės. Toliau tame pačiame laiške, Filipiečiams 4 skyriuje 5 eilutė, Paulius rašo, kad viešpaties atėjimas yra arti. Būtent laukiant viešpaties sugrįžimo, Paulius ragina tvirtai stovėti viešpatyje. Apie tai skaitome laiške Filipiečiams, 4 skyrius 1 eilutė. Ir aš noriu jūs pakviesti, brangus klausytojai, atsiskleisti laišką Filipiečiams. Mes truputėlį tiesiog apsistosime ilgiau. Norėčiau perskaityti tai, ką tik minėjau, laiškas Filipiečiams 4 skyrius 1 eilutė. Taigi, mano broliai, mano mylimieji išsiliktieji, mano džiaugsme ir mano vainike, tvirtai stovėkite viešpatie mylimieji. Šią temą apie ištvermę apaštalas Paulius plėtoja per visą 4 skyrių, bet ypatingai pirmose 9 eilutėse. Paulius nori, kad tie, kuriuos jis myli kaip tikėjimo bendrakeleivius, ištvermingai laikytųsi tikėjimo ir būtų pasirengę, kuomet sugrįš mūsų viešpats Jėzus Kristus. Šioje pastraipoje, laiške Filipiečiams 4 skyriuje, nuo 1 iki 9 eilutės, Paulius nurodo 5 žmogaus gyvenimo sritis, kuriuose ypatingai svarbi ištvermė. Ir nežiūrint tai, kad Paulius naudoja kitokį graikų kalbos žodį, kuris verčiamas lietuviškai tvirtai stovėkite, negu apaštalas Jonas Apreiškimo knygoje, kuris verčiamas kaip ištvermė. Vis dėlto abiejų šių terminų kontekstas ir biblinė mintis yra panašus. Todėl mums padės panagrinėti apaštalą Paulių, nes tuomet lengviau galėsime suprasti, kokią mintį apaštalas Jonas perduoda įkvėptas šventosios dvasios gyvenantiems paskutiniais laikais, apie kurias kalba Apreiškimo knyga. Todėl kviečiu jūs panagrinėti tas 5 dalis, kurias paminė apaštalas Paulius, ir taip pat kaip jis tose 5 dalyse žmogaus gyvenimo srityse parodo, kokia svarbi yra krikščionių ištvermė. Taigi pirmoji dalis, apie kurią kalba apaštalas Paulius, yra parašyta laiške Filipiečiams 4 skyrius nuo 2 iki 3 eilutės. Perskaitykime. Aš prašau Evodiją ir raginu Sintichę būti vienos minties viešpatyje. Šventoji dvasia sako per Paulių, kad jeigu mes norime būti ištvermingi savo tikėjimo kelyje, tvirtai stovėti viešpatyje, tai pirmiausia, mes turime mokyti sutarti su žmonėmis. Ne visada lengva sutarti ar dirbti drauge, net ir su kitais krikščionėmis. Žmonės yra skirtingi, turi skirtingas asmenybės, skirtingą temperamentą, skirtingą kilmę ir patirtį. Ne visada tikintieji sutaria, kaip viskas turėtų būti daroma buitinėme gyvenime, o kartais nesutaria, kas ir kaip turėtų būti daroma arba nedaroma ir bažnyčios tarnystė. Tačiau pažiūrėkime, ką Paulius rašo. Kokią mintį jisai pradeda plėtoti. Nežiūrint tai, kad žmogiški santykiai gali kartais būti įtempti ar net nemalonūs, Paulius ragina Filipinų bažnyčioje 2 moteris, Evodija ir Sintichė, susitarti viešpatyje. Tai yra, jis rašo, būti vienos minties viešpatyje. Jos abi buvo nuoširdžios krikščionės
ir abi tarnavo kartu su apaštalu Pauliumi. Paulius apibūdino jas kaip savo bendradarbės ir vis dėlto jos nesutarė tarpusavį dėl kažko. Galbūt ir net neatleido viena kitai kažkokios skriaudos ir neišsprendė šio konflikto. Paulius netgi prašo kito neįvardinto bažnyčios nario padėti joms išspręsti jų skirtumus. Taigi, pradėdamas kalbėti apie ištvermę ar tvirtą stovėjimą viešpatyje, Paulius pirmiausia ragina tikinčiuosius sutarti tarpusavį. Taigi, pirmoji dalis tai yra būtent tarpusavio santykiai, kur reikalinga ištvermė. Kaip tai atrodo skirtingai nuo mūsų pasaulio kultūros? Deja, dažnai žmonės stengiasi išnaudoti vienas kitą, atkeršyti, piktai kritikuoja vienas kitą, kaltina įvairiausiais būdais. Bet Paulius rašo tikintiesiems, kad nepriklausomai kokia tai problema, jums reikia gyventi tarpusavio santarvėje. Svarbu pastebėti, kad Paulius rašo, kad tikintieji turi būti vienos minties viešpatyje, 4 skyriaus 2 eilutė. Tarpusavio sutarimas turi kilti iš širdies. Dievo meilė gyvena kiekvieno mūsų širdyje, kad mes galėtume mylėti vienas kitą. Viešpats Jėzus Kristus pasakė, iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vienas kitą. Jono Evangelijos 13 skyrius, 35 eilutė. Brangus klausytojai, pagalvokime. Pastaruosius 2000 metų įvairūs žmonės, tikintys ir netikintis, skaitė apie šias dvi krikščionės ir jų nesutarimą šventame rašte. Vis dėlto tai yra gėdinga. Tai nedaro garbės bažnyčiai. Įsivaizduokite, jei kažkieno mūsų vardas būtų Biblijoje ir skirtas likusiam pasauliui skaityti tokiame kontekste. Tačiau šventasis raštas tuo ir ypatinga knyga, kad ji kalba apie realų gyvenimą. Apaštalas Paulius ragina šias dvi savo bendrakeleivės, šias ištikimas viešpaties bendradarbės, pasekėjas tikinčias, ištikimas viešpaties dukras, kad jums reikia susitaikyti, ypač atsižvelgiant į Jėzaus Kristaus sugrįžimą. Žinoma, toks akivaizdus nemalonumas nebuvo geras liudijimas bažnyčiai ar nekrikščioniškai bendruomeniai, kurioje jie gyvena. Tuo metu žmonės ieškojo nesėkmių ir veidmainystės krikščionių gyvenime. Todėl Paulius ragina tikinčiuosius būti ištvermingiems ir tvirtiems viešpatyje, būtent puoselėjant tarpusavio santykius. Tai yra ta pirmoji žmogiško gyvenimo sritis, kur labai reikalinga ištvermė, tai yra tarpusavio santykiai. Toliau tame pačiame skyriuje, 4 skyriuje laiško Filipiečiams, 4 eilutėje Paulius rašo: visuomet džiaukitės viešpatyje ir vėl kartoju, džiaukitės. Jei mes pasižiūrėtume į laiško Filipiečiams 3 skyriaus 1 eilutę, tai ir ten Paulius rašo: o šiaip jau, mano broliai, džiaukitės viešpatyje. Man rašyti vis tą patį nesunku, o jums tai priminimas. Tai reiškia, kad antroji žmogaus gyvenimo sritis, kurioje labai svarbi ištvermė, yra džiaugsmas. Kodėl tai taip svarbu? Žodis džiaugsmas turi daugiau nei vieną reikšmę. Todėl mums svarbu tai atskirti. Šioje Biblijos vietoje kalbama apie tai, kad tikintysis gali džiaugtis nepriklausomai nuo aplinkybių. Prisiminkime, ką mūsų viešpats Jėzus Kristus kalbėjo kalno pamoksle. Mato Evangelijos 5 skyrius, nuo 11 iki 12 eilutės mums praneša. Viešpats tarė: palaiminti jūs
kai dėl manęs esate niekinami ir persekiojami, bei meluojant visaip šmeižiami. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise buvo persekiojami ir pranašai. Pastebėkime, viešpats sako, būkite linksmi ir džiūgaukite. Tai reiškia, kad kuomet pikti žmonės nedorėliai sakys apie jūs netiesą, persekios jūs, šmeižikiškai juodins jūsų reputaciją, jūsų atsakas kaip ištikimų, ištvermingų viešpaties mokinių ir vaikų turi būti džiaugsmas. Tokiu būdu ištvermė yra labai svarbi formuojant mūsų atsaką į nemalones gyvenimo situacijas. Taigi antroji sritis žmogaus gyvenimo, kur ištvermė labai svarbi, tai yra mūsų džiaugsmas. Paulius tęsia šią temą ir toliau parodo dar vieną ištvermės pusę. Jei pasižiūrėsime į raštą, laiškas Filipiečiam 4 skyrius 5 eilutę, Paulius sako, jūsų meilumas tebūna žinomas visiems, viešpats yra arti. Šioje vietoje, šioje eilutėje žodis meilumas išverstas iš graikų kalbos žodžio epieikes. Šį graikų kalbos žodį sunku išversti vienu lietuvių kalbos žodžiu. Epieikės charakterizuoja tokį žmogų, kuris blaiviai ir atsakingai mąsto bendraujant ar bendradarbiaujant su kitu žmogumi. Su tokiu žmogumi kitam žmogui lengva dirbti. Toks žmogus visada pagalvos apie kitą ir kito reikmes. Taigi, Paulius sako, kad krikščionys turi būti tokie žmonės, su kuriais lengva dirbti. Epieikės apibūdina nesavanaudišką žmogų. Epieikės taip pat perduoda dar vieną svarbią mintį. Toks žmogus visada pasiruošęs padėti kitam, neatsižvelgdamas į savo teisės. Kartais žmogus turi teisę reikalauti daugiau. Bet žmogus, kurį charakterizuoja meilumas ir krikščioniška ištvermė, nereikalaus daugiau, bet pasitenkins mažesnė dalimi. Meilus žmogus vertina kito žmogaus teisės labiau negu savo. Ši švento rašto mintis kviečia mus susimastyti apie mano požiūrį į gyvenimo įvykius. Kaip aš reaguoju į kažką, kas paliečia mane asmeniškai ir reikalauja, kad aš atsisakyčiau savo teisių. Ypač tai aktualu, kai kas nors padaro skriaudą man asmeniškai. Net jeigu žmogus padarė man skriaudą, bet teisėto pagrindo, Biblija aiškiai moko, vis dėlto tokia situacija nesuteikia man teisės atsikeršyti. Apie tai neturėtų būti net minties. Tokiais krikščionimis Paulius kviečia būti tikinčiuosius. Verta pastebėti, kad mums tikintiesiems visuomet privalu prisiminti, kad mūsų nuodėmės prieš viešpatį Jėzų Kristų visada buvo yra didesnis, lyginant su tuo, ką blogo galėjo ar padarė man kitas žmogus. Paminėjęs apie meilumą, Paulius pereina prie 4 dalies. Ir apie tai jisai rašo 6 eilutę, paskaitykime, laiškas Filipiečiams 4 skyrius 6 eilutę sako, nieku per daug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu, su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. 4 dalis, kurie labai svarbi ištvermė,
Apaštalas Paulius pavadina nerimu. Ir tuo pačiu jisai pasako, kad tikintieji neturi gyventi su nerimu. Krikščioniška ištvermė yra geriausias priešnuodis nerimui. Mes tarnaujame visagaliui Viešpačiui, kuris rūpinasi kiekvienu savo vaiku. Viešpats gali pakeisti kiekvieną žmogaus situaciją. Bet net jeigu viešpats nekeičia žmogaus situacijos, jis visuomet suteikia savo malonę, savo jėgą tam žmogui, kad galėtų išspręsti arba išgyventi tą gyvenimišką situaciją. Suprantama, kad žmogus gali jaudintis dėl skirtingų dalykų. Pats Paulius buvo patyręs tokį nerimą, kokį matome laiške Filipiečiams 2 skyrius 28 eilutę jis rašo apie savo liūdesį. Mūsų gyvenimo problemuose pasitikėjimas Viešpačiu saugos mus nuo nerimo. Šis pasitikėjimas ateina iš žmogaus vidinį pasaulį, kuomet mes meldžiamės ir patiriame Dievo ramybę ir dėl to prisipildome džiaugsmą. Biblija ragina visuomet džiaugtis Viešpatyje, net kai jaučiamės pakliuvę į sunkią gyvenimo situaciją. Prisiminkime, Jėzus Kristus pažadėjo vėl sugrįžti. Ir ne tik vėl sugrįžti, jis pažadėjo, kad jis bus su mumis per visas dienas ir šiuo laikotarpiu, kol mes laukiame Viešpaties sugrįžimo. Žvelgiant į pasaulį, mes jau matome, kad vis daugiau Biblijoje paminėtų pranašysčių apie Viešpaties Dievo sugrįžimą pildosi mūsų dienomis. Todėl, atsižvelgdami šį faktą, turėtume džiaugtis, kad mūsų nuodėmės atleistos ir kad Viešpas atpirko mus savo auka ant Golgotos kryžiaus. Ir kaip apaštalas Paulius rašo, mes esame dangaus piliečiai, iš kurios laukiame sugrįžtant mūsų gelbėtojo. Laiškas Filipiečiams 3 skyrius 20 eilutė. Svarbu pastebėti, kad jeigu Kristaus vaikai visus savo rūpesčius atneša savo Viešpačiui, tai apaštalas Paulius pateikė nuostabų pažadą, sakydamas, kad jie patirs Dievo ramybę. Skaitykime. 6-7 eilutės. Niekų per daug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymų su padėka. Jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti bet kokį supratimą, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Svarbu pastebėti, kad ši ramybė yra kita negu ta ramybė, apie kurią Paulius kalba laiške Romiečiams 5 skyriuje 1 eilutė. Laiške Romiečiams 5 skyriuje Paulius kalba apie tai, kad mes daugiau nesame priešai su Dievu. Tai yra tarp mūsų ir Dievo atsirado ramybė. Bet laiške Filipiečiams Paulius kalba apie ramybę, kuri ateina iš Dievo. Ir ji turi ypatingą savybę. Jis saugo mūsų širdis ir mintis Kristuje. Jeigu mes pažvelgsime atgal, tai tikrai atrasime tokių situacijų, apie kurias šiandieną mes galvojame. Kaip aš tuomet išgyvenau? Kaip aš sugebėjau viską susitvarkyti ir nepalūžti? Kaip mano nervų sistema išlaikė tokį didžiulį stresą ir nepakriko mano nervai? Skaitydamas šias Biblijos mintis, aš suprantu, kad kuomet pasitikėjau Viešpačiu, jis pakeitė mano nerimą tą ramybę, kuri ateina iš jo. Bet dar daugiau, Viešpats saugo šią ramybę mano širdyje ir mano mintise. Tai yra didžiulė palaima. Bet, kita vertus, kuomet žmogaus širdyje ir mintyse neviešpatauja Dievo ramybė, tuomet toks žmogus ieško pasaulietiškų sprendimų dvasinėms problemams. Gerbiami klausytojai, taigi, kad galėtume ištvermingai eiti tikėjimo keliu ir tvirtai stovėti Viešpatyje, mes turime gyventi santarvėje su kitais tikinčiaisiais.
visuomet džiaugtis, ugdyti švelnią dvasią, negyventi nerime, prisimindami, kad mūsų viešpats Jėzus Kristus yra mūsų, bei visuose reikaluose kreiptis su malda ir prašymu į viešpatį. Lieka dar 5 dalis, 5 sritis. Apie ką dar apaštalas Paulius rašo? Paskaitykime 8 eilutėje. Perskaitykime. Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas teisinga, garbinga, teisų, tyra, mylėtina, giriama, apie visą, kas dorybinga ir šlovinga. Apaštalas Paulius liktai iškeltų klausimą, kokį gyvenimo būdą tikintieji turėtų puoselėti, kol grįš Jėzus. Kokios temos turėtų žimti Kristaus mokinių mąstymą ir vyrauti jų kalboje. Paulius rašo Filipo bendruomenės tikintiesiems, tuo pačiu ir mums, ko turėtume ištvermingai laikytis, tai yra apie ką mąstyti. Taigi 5 dalis ar 5 žmogaus gyvenimo sritis, kur labai svarbi ištvermė, tai yra mūsų mintis, mūsų kalba ir gyvenimo būdas. Kaip jau mes skaitėme, apaštalas Paulius ragina mąstyti apie tai, kas teisinga, kas garbinga, teisu. O kas yra tiesa? Jonas rašo, kad Dievo žodis yra tiesa. Viešpats Jėzus Kristus yra tiesa. Tai reiškia, kad ištvermingai laikytis biblinio gyvenimo būdo, laukiant, kol sugrįš viešpats Jėzus Kristus, mums padės švento rašto skaitymas ir vengimas viso to, kas maitina mūsų protą netinkamą informaciją. Psalmistas Dovydas rašo: Tavo įsakai, mano amžinas paveldas, nes jais žavisi mano širdis. Širdimis stengiuosi vykdyti tavo įstatus amžinai iki pat galo. 119 psalmė, 111 ir 112 eilutės. Kad tikinčiojo širdis žavėtųsi viešpatės įstatymu, reikia tą įstatymą skaityti. Ir ne tik skaityti, bet ir skirti laiko mąstyti apie jį. Mes turime skaityti viešpatės žodį, mąstyti apie jį, klausti klausimus, diskutuoti, kalbėti apie tai tol, kol tai taps mūsų dalimi. Ir Dievo žodis bus pirmas mūsų patarėjas, darant sprendimus. Savo mintį apie ištvermę viešpatyje Paulius baigia ragindamas patikrinti save, apie ką mes mąstome. Prisiminkime, kad ir Senajame testamente Saliamonas rašo, kokio žmogaus mintis toks jis ir pats yra. Galiausiai Paulius sako, kad Kristaus mokinio mintis ir įsitikinimai turi atsispindėti konkrečiose darbuose, kuriems pritarė viešpatės žodis. 9 eilutėje skaitykime: darykite, ką tik iš manęs išmokote, ką gavote, ką girdėjote ir matėte manyje, ir ramybės Dievas bus su jumis. Pabaigoje šios minties Paulius pateikė nuostabų pažadą, kad jeigu mes padedant šventai dvasiai ir Dievo žodžiui nurodant mums kryptį, ištvermingai sieksime taikos su kitais žmonėmis. Nepaliausime džiaugtis, ugdysime švelnią dvasią, atsisakysime gyventi nerime ir pastoviai mąstysime apie tai, kas patinka Dievui. Tai ramybės Dievas bus su mumis. Taip kaip mes jau skaitėme laiške Filipiečiams 4 skyriuje 9 eilutėje. Šis pažadas visais laikais buvo svarbus, bet ypač svarbus ir aktualus paskutiniais laikais, apie kuriuos kalba Apreiškimo Jonui knyga. Tai matosi ir mūsų dienomis. Taigi, gerbiami klausytojai, kokias išvadas mes galime padaryti, trumpai panagrinėjus apie šį ypatingą žodį Apreiškimo knygoje ištvermė. Perskaičiu švento rašto eilutes ir aišku, jų yra ir žymiai daugiau. Aiškėja, kad ištvermė yra krikščionio DNR dalis. Tai yra tikro, biblinio krikščionio gyvenimo vaisius. Ištvermė atneša Dievo ramybę į žmogaus gyvenimą. Būtent tai, ko taip reikia žmonėms gyvenantiems sunkiais laikais.
tikrieji krikščionys, ištvers tikėjimo kelyje iki gyvenimo pabaigos arba iki tol, kol viešpas Jėzus Kristus sugrįš antrą kartą į mūsų žemę. Priklausomai nuo to, kas įvyks pirmiau konkretaus žmogaus tikinčiojo gyvenime. Gerbiami klausytojai, baigiant šitą temą, aš noriu iš visos širdies palinkėti jums, kad ramybės Dievas gyventų jūsų širdyse ir mintyse. Te padeda viešpas Dievas mums ištverti krikščioniškame kelyje ir ugdyti krikščionišką ištvermę, pasitikint viešpačiu, palaikant vienas kitą, skatinant vienas kitą, malda, Biblijos studijavimo, užtariant maldą vienas už kitą ir pasiaukojančią meilę vienas kitam. Tai padeda mums visiems viešpats tame kelyje. Amen. Norėčiau drauge su jumis užbaigti šį trumpą švento rašto nagrinėjimą malda. Kviečiu nulenkti galvas. Mūsų gerasis dangaus Tėve, iš visos širdies dėkojame tau, kad tu suteikė šią didžią malonę. Nuostabią sabatos dieną šlovinti tave, garbinti tave, prisiminti, dėkoti tau už visas tas didelės palaimas, didžiulės palaimas, kurias patyrėme per šią savaitę iš tavo maloningos rankos. Gerasis dangaus Tėve, dėkojame, kad tu savo žodyje, šventame rašte palikai tokias nuostabias gilias tiesas. Meldžiame viešpatę, padėk mums suprasti ir pritaikyti mūsų gyvenime, ugdyti ištvermę, likti ištikimais tame sunkiame kelyje, bet džiaugsmo pilname kelyje, einant su tavimi tuo keliu, kuriuo tu mus vedi, į amžinai dangaus tėvynę. Meldžiu viešpatę, palaimink visus, kurie klausėsi, kurie mokėsi, skaitė Dievo žodį, tavo žodį viešpatę. Palaimink visus geros valios žmonės, tikinčiuosius, suteikdamas jiems nuostabią sabatos dieną ir likusią sabatos dienos dalį, pripildydamas savo pilnatvę. Palaimink viešpatę taip pat ir artimuosius, visus pastorius, visus skelbėjus, jų šeimas, jų artimuosius, sustiprink juos šiame atsakingame ir šventame darbe, šioje tarnystėje, jų pašaukime. Palaimink viešpatė, kad visose mūsų bendruomenėse vyktų dvasinis atgimimas, visose mūsų 7 dienos adventistų bažnyčios struktūrinėse lygiuose, kad įvyktų ta nuostabi permaina. Meldžiam viešpatę. Palaimink, kad mes visada stebėtume, išliktume ištikimi, žvelgiant į tave, viešpatę, ir išgirsk mūsų maldą savo dangaus šventykloje. Priimk kaip mūsų vyriausias kunigas, mūsų maldą ir mūsų maldavimus. Mes taip pat pripažįstame, kad esame nuodėmingi žmonės. Todėl nuolankiai prašome, atleisk mūsų nuodėmes, apvalyk mus nuo viso to, kas nesutinka pagal tavo šventą valią. Ir vesk mus ištikimai savo ranka, suteikdamas mums visas tas dovanas, apie kurias tu mini, kad galėtume pilnai pasitikėti tavimi. Dėkojame tau už išgirstą maldą ir atsakytą Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Gerbiami klausytojai, dėkoju, kad jūs buvote su manimi. Linkiu jums palaimintos sabatos dienos ir lygiai kitų susitikimų. Sudie.